Rusijos klimato doktrina. O naujoji Rusijos klimato doktrina, žinot ką, yra ilgalaikio termino klimato politikos tikslų doktrina, kaipgi Rusijos federacija pasieks anglies neutralitetą, CO2 neutralitetą ne vėliau negu 2060 metais. Kaip jums visą tai skamba, ar ne? Viskas Rusija patvirtino, kaip sakant, naują klimato doktriną, o tai reiškia, kad viskas visur vienodai vyksta ir taip toliau, ar ne? Bet dabar kitas klausimas. Iki 60 metų čia kaip? Taigi čia kas laikys iki 60 metų šitų dalykų, kas laikysis? Čia gali būti ilgalaikis žaidimas ir čia gali būti, kad čia yra daugiau optikas ir daugiau, reiškia, žaidimo į tą pusę su tam tikrų tikslų, plaukimo pasroviui, tarkim, laikino arba nelaikino. Nes žinot, kas dar apie tai kalba? Kad štai prieš 3 valandas paskelbta, kad Rusija atnaujino šitą klimato doktriną ir iš jos netyčia kažkur dingo iškasenų kūrų apskritai užuomina. Tai yra, jo staiga neliko ketvirtadieniniai doktrinoj, čia vakar tai buvo padaryta, reiškia, neliko aprašymo, kad dėl iškasenų kūro naudojimo vyksta visą tai, kas ten vyksta. Ten yra pripažįstama, kad yra, reiškia, globalus atšilimas vyksta. Tai yra labai dominuojančiai priešiškas efektas Rusijai dėl karščio bangų, dėl sausrų, dėl amžino įšalo tirpimo ir infekcinių ligų plitimo. Jis taip pat pažymi žmogaus sukeltą klimato kaitą. Ir taip toliau, bet iš ten dingo iškasenų kūras. Bet doktrina tokia pasirašyta. Aš tiesiog rodau, nei gerai, nei blogai, tiesiog taip yra. Viską patys matote, viską patys sprendžiat. Olandų fermeriai tuo tarpu suprato, kad tikrasis tikslas buvo uždaryti ir viską kontroliuoti. Ir sako, šitas žmogelis sako, aš niekad nenorėjau tom tikėti, bet visos konspiracijų teorijos pasirodo yra tiesa. Kontroliuoti žmonės reiškia kontroliuoti maistą reiškia kontroliuoti žmonės. Na, o Prancūzijoje fermeriai toliau protestuoja, tai yra pats geriausi iš tikrųjų protestuotojai. Jie atvažiavo ir prie vyriausybinių pastatų išpylė cisternas šūdo ir primėtė padangų. Tiesiog šūdo ir padangų. Valdžiai po langais. Ir labai teisingai. Ir tai ne pirmas kartas, kai atvežė šūdą, išpurškė ant langų, ant valdžios, reiškia, kažkokių ten pastatų, jie nesismulkina. Automobiliai dega, kas tik nori. Prancūzai moka revoliucijas kelt, kaip sakant. Nors tai jiems iki šiol nepadėjo, niekom nepagerino, kaip sakant. Bet visą tai iki šiol vyksta. Šūdo ir padangos. Geriausia kombinacija. Super. Gerai, šitą šūdų ir padangų, kaip sakant, gaidelę baigsiu šitą segmentą.